Sveiki, sveiki. Apibendrinant informaciją, tai kas buvo kalbama YouTube kanale Vyras nuosavu vardu Gediminas, dabar tęsiama veikla Ignacijus Kryvis arba Ignacijus Gedmis. Tai trumpas apibendrinimas tiem, katrie suprato, ką reikia daryti, katrie domisi ir klausėsi įdėmiai Anatolijaus ir mano analizų apie įstatymus ir apie pasus ir įstatymus. Taip kad trumpas paaiškinimas žmonėm, katrie dar nori, kai sakant, bent kažkokias tai teisės išlaikyti ir kuom jie turėtų vadovautis, jums paaiškins Anatolijus trumpai ir aiškiai, o aš parodysiu ant ekrano. Taip kad prašom Anatolijų, rodau dabar dėl Lietuvos Respublikos piliečio pasto nuostatų vykdymo instrukcijos patvirtinimo Misikonio 91 metų birželio 1 dienos. Jo, parodė, kad ta instrukcija yra iki šiol galiojanti. Valiukas ten pakeitė sausio mėnesį 92, bet nėra skirtumo. 5 straipsnis yra paliktas tas pats, kad pasai išduodami. Pasus išduodantis pareigūnai vadovaujasi Lietuvos Respublikos laikinuoju pagrindiniu įstatymu konstitucija. Tai yra laikinas pagrindinis įstatymas. Konstitucija. Būtent laikinas pagrindinis, tai yra žemė, tai yra valstybė ir būtent į tai yra galiojantis. Ir tai mes dabar užakcentuosim, kaip galima tom naudotis dabar. Tai va, reiškia 92, kada ten jau tą priėmė UABO įstatus LR, tas traktas tęsiasi, jis pasibaigė 19 metais, panaikino pasų stalus 19 Liepos 1. Tai aš dabar parodysiu, kokiu būdu buvo panaikinta, o panaikinta buvo iki 19 metų birželio 30 dienos policijos įstatyme. Lietuvos Respublikos policijos įstatymas skelbia. 6 straipsnis pagrindinės policijos funkcijos, tai yra pagrindinės policijos funkcijos. 11 punktas, kad policija tvarko asmens duomenis, išduoda ir keičia Lietuvos Respublikos pilietybę ir asmens tapatybę patvirtinančius dokumentus. Čia jau kartojomės video darėm. Ir po to, jau nuo tos Liepos 1 dienos, kaip Anatolijus minėjo, yra pagal suvestinę redakciją, visur, kad ir kaip beieškosit, pagrindinės policijos funkcijos yra nurodomas kad 11 punktas netenka galios nuo 19 metų Liepos 1 dienos. Uždaro pasų stalai, reiškia viso piliečių tipo kaip jau ir nėra, nes pasų stalai dirba tik su piliečiais, šio valstybė, piliečiai, jie nuvaldo kažkur tai tos piliečius, tą turtą valstybės, nėra skirtumo dabar, bet galutinai baigė išrašinėti dokumentus tik tai 20 metų balandžio 22 dieną, nes balandžio 20 metų balandžio 21 dieną išeina tas naujas įsakymas VRM, kuris jau pateikė naujo pavyzdžio prašymus. Jo, tai aš dabar rodau 19 metų birželio 25, susiradau, kur buvo priėmimo data ir parodau tą prašymą, kas tenais yra parašyta, tai rodau pavyzdį, kad yra išrašyta asmens tapatybės kortelė, yra, ką Anatolijus minė, išrašymo funkcija, ta prasme, iki 19 metų ir kaip matot, įsigaliojo nuo Liepos 1 dienos. Ir šitas visas pagal seno pavyzdžio prašymus yra išduodami pasai dar, tipo iš razgono, bet čia jau, kai sakant, tas veidmainiavimas ir apgaulė vyksta ir ta suvestinė redakcija galioja, kaip Anatolijus minėjo, iki 20 metų balandžio 21 dienos, pakol išeina Ritos Tamašūnienės ir Lino Linkevičiaus, parodysiu, parsiųsiu toj dokumentą, kur nekartą minėjom, kad dingo išrašymo funkcija. Taks. Parsinčiu priedą, lūktok biškį. Tai, rodyti aplankę. Tai va čia, kur buvo išrašymas, o dabar to išrašymo nebėra. Va čia 13 eilutėj pasą gavau, o rodė prieš tai, kad pasas išrašytas. Ir nurodomas numeris, išdavimo data ir iki kada galioja. O naujoj tai redakcijai jau ten rodo nesąmonės, ta prasme, kad pasą gavau. Ir tas pasą gavau yra... Dabar jau, nuo balandžio
balandžio 22-20 metų nebegali išrašinėti dokumentų, pasibaigė galutinai trastas. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad jums turi gražinti valstybinio pavyzdžio pasus. Pasus tos tikruosius piliečius turi gražinti, bet taip, kaip jie niekas nepasiruošė, niekas užgrobė, jo, ir jie čia jau tipo amžinai paskandino į tą jūrinę teisę, kad čia bus korporacija, niekas nesiruošė gražinti, toliau jie mausto, jo, ir tempia tos 2 metus, turi 2 metus ir jie paruošė tą naują europinį traktelį nuo 21 metų rugpjūčio 12 dienos įsigaliojo, jo, bet dabar štai kur yra momentas, dar negavo dokumentų nuo 21 metų rugpjūčio 12 dienos dar nepasiėmė tų, vadinkime, LR dokumentų korporacijos, nepateko į tą naują trastelį europinį, dabar galit naudotis laikinų pagrindinių įstatymų. Parodyti, kad jis galioja, tas laikinis pagrindinis. Rodom. Va, matot, ką ten dašnekėtų, nekreipėt dėmesį, viskas. Nu, ta prasme, ką tu turi omeny, tai ten, kad tipo nuo lapkričio 2 neteko galios Lietuvos Respublikos. Čia burtai, jeigu yra parašyta, aš ir skambinau, ir yra įdėtas video, kai paskambino, nesupranta boba, kad yra parašyta, kad galioja, o sako negalioja, nu tai arba beraštė, arba skaityti nemoka, ta prasme. Ja, viskas, tai jie čia nepriklausomai netgi nuo to, kad 92 ten visus padarė migrantais neteisėtais. Čia dar netgi nuo to nebepriklausomai viskas, o dabar galioja tas laikinas pagrindinis įstatymas, žmogus neturi tų dokumentų nuo 21 rugpjūčio 12 pasiėmęs, viskas. Padarai tik du užklausimus. Į VRM parašai, kad tau išduotų Lietuvos piliečių pasą, aišku, nieks neišduos, bet to ir reikia, gauni atsisakymą ir emigraciją parašai atskirai. Valstybinio pavyzdžio pas. Jo, valstybinio pavyzdžio pagal tą laikiną pagrindinį įstatymą, pagal 5 straipsnį. Nu, pagal Misiukonio, ta prasme, ir Valiuko ten tas instrukcijas pagal 16 pažymą. Nėra problemų, turi įrodymus, kad jie tau atsisakė, dar papildomai, nueini į imigraciją ir paprašai, kad išduotų tau vadinamą LR pasą pagal 11.1, be jokio išankstinio akcepto. Ateini tiesiai, duodas, neduodas, 3 kartus neduodam, viso gero nereikia, viskas turi įrodymus, kad šitą, vadinkim, organizacija, jo ten tą vadinamą šutlę, Lietuvos užsigrobusi, svetimus piliečius, terrorizuoja. Ir pavyzdžiui, nori išvažiuoti kažkur tai užsienį. Nueini į tą ambasadą, sakai, va, valstybinio pavyzdžio pasų neduoda, netgi neduoda savo, kaip yra nurodyta tam, dabar, kur yra nurodyta, kad išduoti tą LR pasą pagal 11.1 irgi neduoda, nes yra pakeista ta 13 eilutė ir be išankstinio akcepto jie įklimpę yra. Viskas, mes esam jūs pagavę. Viskas, jie pakimba orę. Ir per užsienio ambasadą reikalaujat kažkoks diplomatas, atvažiuotų ir padėtų jums gauti tą pasą, kad yra LR pasas, be turto perdavimo. Viskas, be jokių turtinių ten, be jokio turto savo perdavimo, be duomenų, be turto, be jokios teisės jūsų duomenys valdyti, vadinkim tai. Viskas. Arba kad duotų kažkokį išvažiavimą į užsienį. Viskas, nes LR atsisako, konkrečiai atsisako, viskas turi atsisakymą. Fiksuoja tarptautinė, jau eidami kreipdamas į užsienio ambasadą, ar dar kur nors jūs jau fiksuoja tarptautinių lygių, fiksuoja juridinis veiksmas. Kad LR naglai užgrobusi duomenis, naglai užgrobusi pasižadėjimus, tos po 19 metų be jokių sutarčių bando jūs slapta įtraukti į tą europinį trastelį, kol jūs žmonės nesusigaudo, kas čia yra. Galvoja, kad čia vienas ir tas pats yra, eina kažkoks tęstinumas. Nėra jokio tęstinumo. Viskas. Jeigu tik nepaėmė, dar neįklimpot į tą liūną nuo 21 metų rugpjūčio 12. Viskas. Arba policininkas sustabdo, viskas rodai, kad tau atsisakė išduoti valstybinio pavyzdžio pasus, atsisako išduoti pagal 11.1 LR pasą, viskas, tu rodai, kad tu vadovauji būtent šitą sausumos, tu esi sausumoj ir tu neatsakingas už jokius korporacijos dokumentus, kurie ten užregistruoti ant kažkokio šelfo. Iš vis neneši už jos atsakomybės, nieko bendro neturi, kad nusikaltėliai
ten užgrobė tavo antspaudą, ten neantspaudą, pirštų antspaudus, ten leido atvaizdą užgrobė ir bando save tapatinti. Jo, nieko bendro neturi, vos naudoja būtent tą konstituciją. Dėl ko? Ir dabar pagrindas. Laikinas pagrindinis įstatymas garantuoja, kad tu esi vienas iš liaudės. Būtent, nes tik liaudžiai priklauso visa valdžia ir visas turtas, o tas, kuris priklausė turtinė teisė, o vėl sugrįžtam prie turtinės teisės. Tu turi, kaip turi turtą, o ta turtinė teisė, reiškia, tu ir esi tas savininkas, o kai iš savęs paima tą turtą, tu valdo, tu lieki bomžas, todėl tave čia visi gali tampyti visokias dujas, policajai tau gali pūsti į akis. Tu niekas, supranti, bomžas, bet turtinės teisės, o čianai, viskas, o turtinė teisė yra surišta su žemė, su valstybės turtu, su pririšimu prie žemės. O dabar taip ir naudokite, viskas, kas neįklimpo, naudokit laikiną pagrindinį įstatymą ir net nekreipkit dėmesį, viskas. Svarbiausia turėti du tuos atsirašymus, kad atsisako išduoti valstybinio pavyzdžio pasą, tai yra tokį tą tikrą Lietuvos piliečio, ir atsisako migracijai išduoti LR pasą pagal 11.1, be išankstinio akcepto, nes jie negali išduoti be išankstinio akcepto, nori apgauti. O niekas vekselių neduoda pasirašinėti tamsomis, viskas, jie pakimba šitie kriminalinės išgamos, čia jau kiek, čia be 30 metų durina liaudis, o taip, su savo korporacija, jo. Vos ir šio, ir tai vos galit po biškį įsiveršti, čia nuvažiuosit į vieną ambasadą, į kitą, pareikalausit, kad diplomatas ten dalyvautų gaunant pasą, vos kažkaip išjudinti šitą visą. Bet čia jau reikia dabar tą judisį aišku daryti. Vos tiek vos ir norėjom paaiškinti, kad dabar vos yra dar toks vienas momentas naudotis laikinų pagrindinių įstatymų. Bet statusas yra pagrindinis, turim suprasti, kad kaip čia buvo tarybinė ta visa sistema, visi buvo piliečiai, visi čia buvo piliečiai ir liaudis, o ta visa liaudis, kaip sudarė, tai buvo piliečių liaudis. Tai ta piliečių liaudis, taip ir automatiškai ir gaunasi. Jeigu tu kaip vienas iš liaudės, reiškia tu ir pilietis, turi tą piliečių turto dalį, savo turtinę teisę. Ir išstovėti šito ir net nebenusileis, nebekreipti burtininkų, nei ką jie ten šneka, nei kur šneka. Ai, čia, žiūrėk, supranti, čia dar yra taip užvoliuota tam 11 straipsnį. Asmens tapatybės kortelės ar paso išdavimo ir keitimo pilietis turi pateikti šios dokumentus. 11.1. Prašymą išduoti asmens dokumentą. Ta prasme, asmens dokumentą, ne piliečio dokumentą, bet asmens dokumentą. Negali to LR paso, net išduos pagal tai, nes 13 eilutė yra suklasuota. Ne taip, kad suklasuota, bet jie nori iš ankstinio, kad tu vienu žodžiu, kad perrinki iš tavęs tą turtinį, tavo domenų valdymą, viskas. Tipo, tu čia neveiksnus, tipo, nežinai, ką darai, čia šitos prašymus pildo tik tai neveiksnus, o pagal laisvą formą jie vis tiek neišduoda. Gali netgi dar parašyti atsineš laisvą formą. Užfiksuot, kad atsisako išduoti laisvą formą. Viskas, du dalykus. Valstybinį pavyzdžių atsisako ir atsisako tą, vadinkim, pagal 11.1, išduoti LR pasą, šio. Ir drąsiai į ambasadą važiuoji ir reikia kelti triukšmą, nes kitaip čia nieko nebebus, čia vidur nieko nebus, policajus koks prisikabino. Nu tai aš girdžiu, čia neišsiplėtotum, nes paskui. Dar dadėsiu tą prasme, kodėl, kaip paantrinti tik tais tam, kad, kaip Anatolijus, aš dar iš savo pusės, iš praktikos, iš kitų žmonių, kad yra susidūrę su visom tom teisinėm machinacijom, ką reiškia parašas ir kurioje vietoje, ir jis turi įtakos, tą prasme, po dokumentų. Tai šį čia, kaip yra, rodo dabar tą Lietuvos Respublikos įstatymas, dėl Lietuvos Respublikos laikino pagrindinio įstatymo, tai čia visi tie 4 punktai yra ir čia stovi parašas Landsbergio, tarkim, originalė. Ir Sabučio parašas, tačiau šį čia, kur papildomai yra po viso to, jie tipo pasirašė ir papildomas čia kažkoks tai tekstas, kuris yra, kur naikina, čia dar ten kažkas įsigalioja, tai tie visi apačioj nėra parašo, kad patvirtino, kad kažkas, kad tie pakeitimai yra kažkokie tai galiojantis ir iš viso turi kažkokią tai juridinę galią. Kaip pavyzdį galiu parodyti, ta prasme, yra tas pats laikinas pagrindinis įstatymas, Landsbergio Sabučio parašas
išdėstomas laikinas pagrindinis įstatymas, ką Anatolijus ir sako, kad žmonės gali jom vadovautis pilnai. Ir šiandien pačioj po 132 straipsnį yra parašyta Lietuvos Respublikos aukščiausios tarybos pirmininkas, originalą, jeigu pažiūrėt, ten būtų Landsbergio parašas ir V. Landsbergis. Jis pasirašo, patvirtina už visą tą aukščiau išdėstytą tekstą, kas nėra daroma, kur yra čianais tas naujas ir šičia tie visi pakeitimai nėra patvirtinti ir nėra pasirašyta niekieno. Taip kad, kai sakant, galioja faktiškai šitas, kas ir paskelbimas. Šis įstatymas įsigalioja nuo jo priėmimo momento. O kas ten skliausteliuose, tai ten yra tiem debilam priimta, ta prasme. Kad jie tiki laisvę, žinai. Tai sakau, pagrindinė mintis yra, kad žmogus dabar žinotų, kad jis ateina, kad esu vienas iš liaudės, viskas. Laikinas pagrindinis įstatymas, žalias lempukas dega, esu vienas iš liaudės, jokių problemų. Kas, viskas, vienas iš liaudės, kur mano teisės, nenorit mano teisės garantuoti, pripažinti, reiškia jūs patys nusikaltėliai, viskas. Aš esu susimuoj, pilna teisės liaudės atstovas, mano pilietis dabar užgrobtas, man neišduoda valstybinio pavyzdžio piliečio paso, neišduoda, viskas. Kokios problemos? Kaip pavyzdį dar parodysiu, ta prasme, kokią reikšmę turi, tai tas katras turi ten valdžią tipo, tai valstybės valdžia priklauso Lietuvos liaudžiai, tai ten yra parašyta, antras straipsnis, išreiškia per įstatymų sumanimo iniciatyvą, deputatų rinkimus, piliečio ir deputatų balsavimą konstituciniais klausimais ir demokratišką referendumą. O dabar, ką mes turim, privalomasis referendumas. Tai 24 metais privalomasis referendumas dėl dvigubos pilietybės. Privalomas yra tik tais tiem, kad jie, laiko save vergu, laiko be teisių ir privalo tas, kai sakant, vykdykit mano norus, mano reikalavimus, tai jums privalomas referendumas. Privalot ateit, vergai. Paminėjai dėl to referendumo, dar kartą pakartoti, kad kas nueis į tą referendumą, ir ne tik kas nueis, bet kas viešai nepaskelbs, kad atsisako, dalyvaus tam peikė. Čia greičiausiai yra toks galutinis, kad iš vis praras visą savo, tas vadinkim, ir tą turtinę teisę galutinai, ir tą žmogišką teisę. Patvirtins, kai jis yra vergas tiesiog iš visų, iš dvasinės, iš dokumentinės pusės, nes yra parašyta privalomasis. Būtų parašyta į referendumas imbecilams. Ir kas ateina, pasirašo tam referendume, jis pripažįsta, kad jis yra imbecilas. Ar ten debilas. Ir viskas. Specialiai jie ir padarė su prezidento rinkimais, kad pritraukti, taip gal nežinėtų, bet kada su prezidentu dabar ten visokie ten paklaikę vaikšto renka parašus, ir viskas, ir dabar pritrauk žmonių, o patį faktą ateimo užfiksuoti ir sakys, kad iš čia už tą referendumą irgi ten pasirašė. Ir faktiškai visi tie agitatoriai, kad agituoja eiti į tą referendumą, į tuos rinkimus, jie yra nusikalstamos veikos bendrininkai, nes jie yra galima traktuoti, kad yra kaip ir organizatoriai, vieni iš organizatorių, nes jie ragina. Tai tame tarpe ir kai kurie signatarai, neminėsim nei vardų, bet daug kas jį žino. Tai sergantys žmonės. Tai ir suprantate, dėl ko, čia, kad žmonės galutinė jau pabaigai, kaip sakom, kad žmonės suprastų, kad kur jie tos LR pasus išduoda, LR pagal jų sąlygas, kada ten žmogus jiems sudeda parašus, čia yra jų asmeninis biznis, vidaus reikalų ministerija, užsienio reikalų ministerija, dar ir per registrus teisingumo ministerija. Tai šitie komersantai ten susėdė, varo biznį, jūs ant jų dirbat, jie naudojasi šitais pasais, kaip savo pagal autorinę teisę, jie naudojasi, jūs ant jų dirbat, suprantat? Ir viskas, o kam jums dirbti? Jie niekada šiam teisų nenorės nei gražinti, nei pripažinti, kam reikia. Tai tiek savanoriškai žmonės vergauja korporacijai, kažkokiais korporacijos nariais padaryti su kažkokiais nusikaltėlių dokumentais vaikšto, Dar galiu paminėti konstitucijoje, kur yra 31 ar koks ten konstitucijos straipsnis, kur draudžiama versti prieš save liudys. Tai policininkas, jeigu prisistato, sako, kad parodyti ten dokumentus, ar ką galit naudoti. Tai gal tą atskirai girdi padarom. Gerai, padarysiu.
padarysim atskirai. Apie dokumentus atskirai Nu, padarysim. viskas, jo, Gediminai, viską pasakėm. Gerai, okei, tada. Iki. Tai vat girdėjot, kuom skiriasi demokratija, kuom skiriasi vergystė, taip kad prašom, pasižiūrėkit, kad 90 metais laikinam pagrindiniam įstatyme yra parašyta, kuom skiriasi demokratiškas referendumas ir kuom skiriasi privalomasis referendumas. Vergai privalo, durneliai privalo, pusdurniai privalo, ligonis privalo. Na, o apie demokratiją, ten, kur yra privalo, ten, kai sakant, kalbos ir nebėra. Dėkui už dėmesį, tiesiog paliksiu nuorodas, galėsit patys savo palyginti visą tą. Bet, į kanių panetą, į režiukų rūkę ir kanių panetą, į visiems kitiems panetna, tik tais durneliam yra nepanetna. Komentarą, dar vieną. Gaunasi, kad jeigu šitie veikėjai Lietuvos LR, tie vadinami, kas susigrobė čia tą visą veiklą varo jau 30 metų per kriminalą tarptautinį, jo, jeigu jie diktuos, kad tu čia tipo pasirašė kažkokį pasižadėjimą ir prašymas, nes pasižadėjimas ir prašymas, tai jie vienas nuo kito neatskiriami, padėjai parašus. Tai vos būtent, o jie atsisako iš tos kopijos, nes ten yra klastotės ir viskas, ir jie pakimba, gali drąsiai, sakau, varyti, net bekreipti jos dėmesį, eiti į užsienio ambasadas, reikalauti, kad jeigu nori kažkur išvažiuoti, kad užsienio valstybės pačios įsikištų ir išsiaiškintų, ką čia daro šitą vadinamą LR korporaciją, nenusikalstamą organizaciją. Ta prasme, kad jie nepateikė tavo prašymą. Ta trečią priedą, tam įsikonį ir paskui valiuko tenais. Nepriklausomai, kad ten pridaryta nusikaltimų, bet čia kaip papildomai, čia dar sakėm dėl to laikino pagrindinio, dabar jau kai krastas pasibaigė. Čia kaip papildomai, jo. Nu, davai, Gediminai, viskas. Nu, okei, iki. You could try to play, but you're never gonna beat me. Look the other way, what I'm doing ain't easy. Bloody hands stained from the people who deceive me. Muddy hands break through the chains, go free me. Looking for change, looking for pain, pulling a mob, pushing a train. I'll never stop, stick to a lane, pick up the pieces and go rearrange. I'll be the best above all the rest, put me to the test and expect nothing less, your check is on chest, what's happening next, yeah. He got the venom, a tangible weapon, no coming in second. This life is a lesson, he got a new engine from pain, that's a blessing. New focus, no guessing, just bold and obsession, all in his possession. You got their attention, I'll leave an impression and take your redemption. Just kill, no discretion, your mind is a weapon. 11-11, it's time for progression, You could try to play, but you're never gonna beat me. Look the other way, what I'm doing ain't easy. Bloody hands stained from the people who deceive me. Muddy hands break through the chains, go free me. People like sheep move feet, hurt it easy. You don't wanna be fast asleep when they scheming. Better stand tall, ready for a fight, believe me. When they try the chains, you can say no, free me. So he's been looking for somebody who could save him, instead of searching inside for what they gave him. A strong will, strong mind causes mayhem. We could change the world, change times, rearrange them. Staying on pace, running the race. Life is a chase, I don't want a place. I wanna be first, work till it hurts. Dehydrated thirst till I'm in a hearse. High ambitions and the right mind can take you so far. It's like you lived a few lifetimes. Take off, I'ma break off from the weak minds. They can stay soft, you can change lives, you create thoughts. Never waste time, you got one shot, you got one life. Better pop off, what do you like? Make a dream job, no 9-5, no mean boss. Just my life and free thoughts. You could try to play, but you're never gonna beat me. Look the other way, what I'm doing ain't easy. Bloody hands stained from the people who deceive me. Muddy hands break through the chains, go free me. People like sheep move feet, hurt it easy. You don't wanna be fast asleep when they scheming. Better stand tall, ready for a fight, believe me. When they try the chains, you can say no, free me.